Sveiki visi, kurie klausotės LRT Opus, čia su jumis kaip įprasta pirmadienis 19 val. Laida, kai aš mažas buvau, aš Kamilė kartu su jumis. Gal kiek neįprastai pradedame, nes grojaraštis šiandieną bus labai įdomus ir labai tikrai toks sauliškas, pilnas, tikriausia to žodžio prasme sielos. Šiandieną svečiuose labai pilna sielos, taip pat asmenybė, dainų autorė ir muzikantė ir dainininkė Aistė. Labas. Sveika, labai gera čia būti. Labai smagu pradėti su šito kūriniu mūsų laidą. Aš tikiuosi, žmonės iš pradžių išgirdę nepagalvoja, kad čia koks Marijos radijas ir neperjungia. Tai žinokit, bus labai įvairių čia dainų ir labai įvairių žanrų ir tokių, jeigu patiko šitas, tai pabandom atrasti tą bendrą kažkokią giją, kurie sies visiškai visas šitas dainas. Nes aš galiu, kaip pasakyti taip, kad iš tikrųjų yra kažkoks X faktorius, kuris yra kažkaip implantuotas į visas šitas dainas ir aš jį visada labai jaučiu, nepriklausomai nuo to, koks čia bus žanras ar atlikėjas, ar šiso tematika, gal netgi dainos. Labai tai įdomi, žinai, išsireiškia X faktorius, nes X faktorių tai ir tu turi labai tokį aišku. Kai tave pasitikau šiandieną prieš ateinant į studiją, tau irgi taip leptelėjau, sakau, tikrai matosi, kad Aistė visą laiką, dabar nesvarbu, ten darbo diena, nedarbo diena, koncertas, repeticija, radio eteris, Aistė visą laiką ateina labai aistiška. Ta prasme, tiesiog kailius užsidėk ir viskas, tipo. Nes šalta iš tikrųjų, žinai. Bet ačiū labai, tu taip pat puikiai atrodai. Ačiū labai. O dabar balsą, kai girdžiu ausinės, tai iš viso, wow, klausyk. Pasisekė klausytojams. Labai smagu, kad tu atvykai ir mes taip labai ilgai su tavim čia dėrėjomės dėl to laiko, tai aš labai džiaugiuosi, kad tikrai pagaliau mums pavyko. Taip. Ir 3 mėnesių kažkoks bent jau 3 mėnesių kelionė, tai tikrai čia buvo, bet kelionių tu dar irgi turėjai per tą laiką, mes galėsime apie jas irgi pakalbėti. Teisingai. Bet susirinkom tai mes pakalbėti, iš kurgi tiek energijos toj suaugusioje Aistei ir kaipgi kokie ten tie takai link vyšnių vedė tave ten, kur ir atvedė dabar. Pradėjom nuo labai tokio stipraus ir net norėjusi, ir tu ausinės užsidėjai, ir aš ausinės užsidėjau ir tikrai blessed are the people, kurie per ausinės klausėsi šito kūrinio. Nes čia yra labai, reikia būti arti turbūt, man atrodo, šito kūrinio, kad jį tikrai išgirsti. Taip. Gaither ir Billy Preston, You Can't Beat God Give. Taip. Kaip apskritai, man labai žinai, kas yra įdomu, nes bus dar vienas toks panašus bent jau kūrinys, man bent jau panašus energetiškai, žinai, net širdelė dabar plaka, tai pasiklausius. Taip, iš tikrųjų, labai įkvepia. Tai labai primena tau, žinai, apie tave pačią, tipo, tą tokią tikrą tą energiją, tai pačioj to griniausiai jos formai, žinai, ir tu ją paklausai ir atpažįsti, atrodo, biškai prabudina tą kažkokį vidinį viesulą, žinai, ir jis biškai kyla ir po to reikia mokėti suvaldyti. Va. Žiūrėsim, kaip čia mums seksis tai padaryti, bet kokiu atveju, man iš karto kilo klausimas, ar tavo, žinai, papasakosi, kaip atsirado apskritai šitas žanras tavo gyvenime ir ar šitas kūrinys yra iš tų pirmųjų tavo dienų, bet šiaip apskritai įdomu yra, ar gospelas yra tas dalykas, kuris tave lydėjo, ar būtent pašnekesys su Dievu galbūt netgi, žinai, kaip va tavo gyvenime infiltruojasi tas žanras. Šiaip, ta Dievo tema tokia žiauriai įdomi, nes aš vakar nelaukiu ten iki 3 ryto, žinai, kad pažiūrėtos Grammys, bet aš pasižiūrėjau tuos ankstesniuosius Grammys, kurie vyksta, įteikimo ceremonijoje tenais, kurie vyksta ten už geriausią R&B performance, ten ir taip toliau, tokios gal ne tiek populiarios kategorijos. Ir buvo labai įdomu pažiūrėti, kad labai daug žmonių, kurie lipdavo ant scenos, visi atrodo kaip konvejerių, žinai, dėkoju Dievui. Toks number one, žinai, I thank you God, ir tada jau ten mamai, tėčiui ir visai kitai savo kompanijai. Tai šitas buvo labai įdomus aspektas, kad iš tikrųjų, aš suprantu, kad muzikantai šiaip ar ne taip kažkaip turi būti susiję su tuo Dievu ir jisai, aišku, gali būti priimtas ir suprantamas labai įvairiom formom, kiekvienas galbūt atranda savo. Iš tikrųjų, pas mane nebuvo gal kažkokio tokio stiprios sąsajos iš pat pradžių, kai aš pradėjau, pavyzdžiui, klausyti soulą, tai aš soulą grinai klausiau dėl to, kad man buvo paauglystė ir man buvo labai daug klausimų ir šiaip buvo labai sunku. Žinai? Ir soulas buvo tas toks grinai toks rezonansas su ta mano siela, kuri atrodo tuo metu labai kažkaip kentėjo, ieškojo kažkokių atsakymų, žinai, ir aš girdėdavau tuos žmonės, kurie atrodo balsu išreiškia grinai tas, ką aš jaučiu viduj. Ir man tada
nu, tada ir užkibo. Ir tada gavosi, kad kuo daugiau tu klausai soulo, to labiau supranti, kad iš tikrųjų žiūri, viskas susiję su gospelu. Ir tada aš atradau gospelą. Ir kai aš atradau gospelą, aš išgirdau, kad ne vienas žmogus, žinai, gali varyti taip. Bet tu po to sukrauni hebros. Ir, žinai, ir kokie 20 žmonių varo tobulais balsais iš visos širdies ir labai puikiai tas nepakartojamas melodijas. Ir tu supranti, kad this is it. Va čia tai ir yra toks, tipo, atrodo, tas net, nu, tas viršūnė, ten to ekspresijos kažkokios, tai kokią tai galima pajausti. Ir mane, žodžiu, tai, nu, aš visada kažkaip tai jau žiūrėjau gospel kaip kažkokią gal aukščiausią tą, nu, ekspresiją ir tokią rūšį vos ne muzikos, o tada, tipo, visą kitą, nu, realiai, vat, jeigu tu pasižiūrėtum tą patį Hozierą, ne, kuris dabar labai populiarus, aišku, ten yra labai daug rhythm and blues, tipo, motyvų, bet jame yra žiauri daug gospel, žiauri, ir visi jo tie vokalai, kuriuos mes ten pripratę girdėti, kurie mūsų, vat, ir išneša, tai yra tiesiog dėl to, kad pats Hozieras, aš pati net po to mačiau jo interviu, kuris kalbėjo, kad jis pats klausydavo ten Sam and Dave, tipo solo artistų, tai jis taip pat klausydavo to pačio Motowno ir tada gospelo. Ir vat, jisai tą kažkaip perinkorporavo į savo kūrybą. Tai gospelas ir iš tikrųjų, jeigu tai pasižiūrėt, labai daug netgi populiarios muzikos skambesiuose ir tik tai, kad jisai, nu, mes jo taip galbūt net pažįstam, žinai, paprastai, bet jo, tai man, tai aš jau labai toli nuėjau. Visą laiką galim grįžti, žinai. Svarbu, kad rasti tą tašką, žinai. Jo, okay. O pačiai tau teko kada nors pabūti tos vat, kaip sakai, balsų masės dalim, teko dainuoti su gospelu ar bent chore kažkokiam, tai kokia tavo patirtis tame? Žinai, buvo toksai dalykas, kai aš atvariau į Dvarionkę, buvo tas, kaip savinasi, nu, kaip jie daro, ten tuos konkursus, kažkokius, ne konkursus, įstojamieji, taip. Nu ir tenais, tipo, tau liepia ten kažką pagroti, ar ten atplot, ar dainuot, ir šalia manęs viena panadaro ir aš darau. Ir jinai sako, kai baigiamės, jinai sako man, tu į estradinį dainavimą, o jie sako, tu į chorą. Ir tada taip, what? Žinai, tai čia pasirodo, aš tokia, tai čia tipo kažkoks yra, tipo skirtumas, žinai, man toks, nu, nežinai, man kiek ten 7 metai, žinai, ką aš ten. Bet su kailiniais atėjai, ta prasme, dėl to. Žinok, tikrai su kažkuo, tai tikrai atėjau. Jo, taip. Ir tada, o dėl to choro, tai aš iš tikrųjų, nu, visada kaip galiu nueiti, tarkim, jeigu kažkokiose mišiose būna choras, man labai patinka. Aš taip, pavyzdžiui, buvau Venecijoje praeitų metų kalėdų metu ir ten jie turi tas labai gražias mišes, ten tas vidurnakčio. Ir ten toj, žinai, jų nerilioj, kaip sakyti, katedroje. Ir ten, nu, toksai, atrodo, nėra va tas gospelas, kurį mes čia dabar ką tik aptariam, bet vis tiek, nu, išneša, nu, tai tie žmonės dar tokiam paskendę dideliam reverbe, tai yra toks įspūdingas garsas ir niekas jo, man atrodo, nepakeis, žinai, nepriklausomai to, kiek ten sintikų gali įdėti ir tipo, bandyti imituoti tai, bet, nu, ne. O taip, o šiaip aš labai norėčiau taip pabandyti save irgi, va, kažkaip gospelo, nu, roliai, apsupty ir pati galbūt padalyvauti jo. Tiesiog, kad kažkaip dar galbūt ar netėjo laikas, ar kažkaip nesusiklostė, kad aš dar galėčiau taip kažkaip pradėti tuo užsiimti. Aš manau, kad, žinok, čia tik tai laiko klausimas ir nelabai ten, labai jau maksimaliai į priekį toli, man atrodo, nereikės žiūrėti, nes kažkaip tavyje tokia energija, žinai, yra. Ir vėlgi grįžtam prie tavo to grojaraščio, kurį mes dar visą bandysim išklausyti. Tai neretas atvejis yra, kuomet, žinai, svečiai ateina čia į laidą ir, nu, būna toks, wow, aš nesitikėjau, žinai, kad tu ten klausaisi to ar to. Jo, bet iš tikrųjų, žinok, tavo grojaraštis, nu, man gal kokie, vat, keli kūriniai yra tokie, kur trupučiuką taip klikina kitaip, bet šiaip čia esi tu. Nu, čia esi visiškai tu. Aš ant tiek nuspėjama. O tu gal... O gal turi vieną kažkokį tai pavyzdį, kur tipo, vat, nu, bent jau gali net neskaito žmogaus, bet, pavyzdžiui, pasakyti, koks jis yra maždaug ir ką jis pradėjo tada klausyti. Nu, ką jis klauso. Kažkas kyla į mintis. Ta prasme, apie kažkokį praeitą svečią, kuris tipo netitinka, taip, ar tu taip... Žinai ką, nebeverskim tų lepų atgal dabar. Nu gerai, jo. Praeitis yra praeitis. Pakalbėkim geriau apie sekantį kūrinį. Nuo gospelo grįžtam prie One Man Band, iš tikrųjų. Žmogaus, kuris yra istorija pats iš savęs. John Lennon ir jo kūrinys Oh My Love. Kada atsirado tavo gyvenime Johnas Lennonas?
Tai jis atsirado labai anksti, aišku, aš pradėjau klausyti Beatlų labai anksti ir po to, žinoma, paskirsto biškį tas kempas, žinai, kas eina į McCartney, kas eina į Lennoną. Tai aš, aišku, nuėjau į Lennoną, tai šitą. Tai tada aš ten, aišku, sėdau ant visų tų jo dainų po to, kai jie išsiskyrė. Ir šiaip aš turėjau tokią ganėtinai crazy istoriją, kad atsimenu, man gal buvo kokie 10 metų ir aš sapne sutikau jį. Ir, žinai, labai toks tikroviškas buvo sapnas, buvo toks, kur žiauriai tikroviškas. Ir aš sutinku jį ir aš tokia, žinok, kaip vaikas, tu toks išprotėjai, toks, oh my God, John Lennon. Ir jis toks, tipo, sako, calm down, tipo, take it all in. Va tai, grinai, va tokį, ir aš nesmau, ką jis sako, all in, what do you mean, žinai. Ir jis sako, I'll see you in New York. Va tai, va. Ir aš tokia, what? Ir tada grįžtu. Ir vat, ir kaip įdomus dalykas, kad aš vat ir buvau New York'e neseniai čia gal prieš kelis mėnesius. Net aplankiau tą vietą, kur jis buvo nušautas. Wow. Ir toks, žinai, ir aš pagalvojau, prieš skrisdama į New Yorką, aš buvau Miamyje ir kažkaip pagalvojau, reikia pradėti rašyti dainą, tipo, kad aš New York'e ją pabaigčiau. Ir aš padėjau ją rašyti ir aš tada skridau lėktuvu, aš lėktuve visą laiką tipo rašiau. Šiaip aš tikrųjų nemėgstu lėktuve nieko daryti, nes mane tenais padeda arba pykinti, arba žiauriai migdyti, arba dar kažką, bet kažkaip, nežinau, toks buvo soldier mode. Ir aš tada lėktuve pradėjau rašyti tos visus žodžius. Jau buvau parašiusi melodiją prieš tai, kol buvo Miamyje. Realiai čia buvo prieš skrydį kokią valandą, prieš išvykimo valandą. Taip, tiesiog atsėdu, turim. Ir tada jau lėktuve pradėjau rašyti žodžius. Ir, žodžiu, priedinį, aš jau dainuoju kaip priedinį ir vis nežinau, kur sukt, žinai. Ir aš tada, kai nuvariau į tą vietą, kur jisai buvo nušautas, aš sėdėjau, tiesiog taip sakau, let's sit down, ir tipo, tiesiog let's take it in, žinai. Ir aš taip atsisėdau. Ir žodžiu, praėjo tokia moteris su draugiam ir kažkaip viena frazė man žiauriai įlindo į galvą ir jinai pasakė taip, tiesiog sako, hours go by. Ir tipo, ir aš galvojau, what? Niekas taip nesako pokalbėje. Ta prasme, tai yra toks, čia gal labiau toks fictional, tipo, kai tu rašai kažkokį tai knygą, tada tu galbūt parašysi hours go by, arba poemą, arba dar kažką, bet tu kalbėsinoj paprastoji nesakysi taip, ne? Tai va, aš tik galvoju, okay, that's interesting. Ir aš tada įdėjau tą į savo priedinį ir kažkaip sulipo. Ir aš tokia, okay, nice. Turim dabar dainą ir labai džiaugiuosi, kad dabar turėsiu... Ir dar kažkas kitas dalykas dar, kad su AI-um dabar galima, žinai, tuos balsus tipo replikuoti. Tai aš padariau tokį realiai mano pirmą kolabą iš viso su pirmu artistu, tai ir gavosi, kad su Lennonu. Galima rasti mano Instagram'ui šitą... Jo, tą gabalą ir ten galėjau paklausyti, kaip Lennonas kartu su manim dainuoja tą priedainį. Labai kviečiu visus. Wow. Tai, o mano Instagram yra aalove.buzz. Šiaip man reikia, man tokia gėda, žinai, sakyti, man jau reikia pasikeisti. Eiktų, labai įdomi, labai fainai. Gerai, tai John Lennon garbiai. Aš važiavau universitetui. Jo, aš mokinausi London School of Economics and Political Science. Ir tada... Aš tikrai galvojau, sakysi kažką, žinai, su muzika, tipo, žmogus. Tipo. Ramiu veidu. Ne, žinai, čia tas toks, tipo, kur save gaudinėjai, žinai, tipo, tai aš biškai paveikiau tą. Bet tuo pačiu visai fainai, nes, tipo, labai praplačiau savo šiaip požiūrį į gyvenimą, daug ko išmokau ir susipažinau su, aišku, tokiu kiekiu įvairių žmonių yra tiesiog, nepakartojama dovana ir labai sunku ją gauti be Londono ar kažkokių didelių miestų, žinai. Tai Londonas man šiaip labai patiko. Aš tai gyvenau visą laiką, žinai, rytuose. Aš galvojau, žinai, tipo Eastern European gyvena East Londone. O dabar, kai Miami, tai irgi East Coast. Žinai, viskas pas mane vien East. Bet jo, tai gyvendavau visada, Hackney Borough, tai kažkur arba Shoreditch ar panašiai. Jo, o Camdenas jis biški labiau šiauriai. Bet aišku, tenais apsilankydavau, atvažiuodavau pasižiūrėti kažkokių tai koncertų, ten dabar, kaip yra tas didelis marketas, galima visokių gražių ten dalykėlių prisipirkti ir taip toliau. Bet toks, žinai, jis toks jau pasidaręs tokių legendinių ir labiau gal net turistinių, tokių, žinai, kaip mes ten sakom visi ten londoniečiai, kad tipo, mes ten patys prie Big Beno niekada praktiškai nebūnam ir ten visų tų žymių vietų ten
niekada nematai iš Jo. tikrųjų, žinai. Bet Kartais prie- tai pravažiuoti, wow, žinai, mes čia visai gerai gyvenam. Bet prie Amy nusifotkinai tos Prie Amy? statulėlės, jos mažutės. Žinok, ne, kažkaip, va, kaip ten, kas sakau, kai ten gyveni, kažkaip tu nelabai ten kreipi dėmesį tos dalykus, tiesiog, žinai, užsisuki ten tą ratą tokį ir sukiesi, žinai. Jo. Bet visai smagiai, tipo, man tai patiko Londonas, tai kad dabar pastaruoju metu vis šiek tiek pasikeitė ir daug kas dabar grįžta iš Londono ir daug kam jau ten biški kažkaip situacija pasikeitė, aš nežinau, čia Brexitas ar ne, bet, aš tai galėjau būti ir nesvarbu dėl Brexito, nes aš jau ten turėjau visus tos settle dalykus, bet kažkaip pati ta kultūrinė, ta nežinau, terpė, jinai, kažkaip pasikeitė. Anksčiau buvo tokio daugiau laisvės ir daugiau žmonės kažkaip susitikdavo, dabar kažkaip, ar nežinau, ar mažiau pinigų, ar ko, tai visi kažkaip mažiau eina ir koncertus, ir reiškiasi, ir, bet tas, žinai, toks. Okay. Tai toks ir pastebėjau, kad daug kas tada išvarė iš Londono. Bet buvau sutikusi ir Beatrice, tai jinai irgi Beatrice. Jinai irgi sakė, kad jinai jau grįžta iš Londono kažkas tokio, žinai. Okay. Jo. Grįžtam prie Amy Winehouse. Kuriuo metu jinai atsirado tavo grojaraščiuose ir kas yra joje tokio, kad jie atsirado šiandieną irgi šitam grojaraštyje? Neatsirado dėl, kad aš jau per savo YouTube likes. Tiesiog, šitas irgi buvo. Jo. Ne, nes visos dainos kažkada buvo, žinai. Ja. Ir ir čia yra tokia daina, kurią aš tikrai esu klausiusi kokią, tikrai 200, 400, 500, žiauri daug kartų. Tai čia aš manau, kad aš ją įdėjau dėl to, kad mane jinai labai šokiravo, ant kiek yra protingai parašyta. Man atrodo, netgi psichoanalitikai ar žmonės, kurie patys studijavo Freudą ir ten santykius ir panašiai, negalėtų taip gražiai sudėti ir poetiškai šitos visos istorijos apibūdinti apie jos tą išgyvenimą. Pati esi labiau tas žmogus, nes tu vis tiek, žinai, tai autorė esi, tai tu ir muzika tau svarbi, bet manau, kad ir tekstas lygiai taip pat svarbus. Bet tu esi tas žmogus, kuris, pavyzdžiui, svetimos kūrybos, beklausydamas, visą laiką girdi muzikinius dalykus pirmiausiai ar tekstinius? Pirmiausia, tai aišku, vaibą. Žinai, pirmiausia, tu žiūri vaibą ir tada ar vaibas kabina ir jeigu tada išgirsti, kad, įdomus vaibas, tada nori suprast, kodėl, what's up, kas čia vyksta. Ir tada jau pasižiūriu, kad gal žodžiai tokie, ar ten dar kažkas, bet nesu aš, žinai, tokia analitikė, ten belenkokia, tipo, kur ten žiūri, ten kas ką pereina, žodžiu, nes gadina reikalą, man taip atrodo, žinai, reikia mokėti ir kažkaip, aš esu ta, kuri, tipo, jeigu tu reikėtų pasirinkti, žinai, kažkaip intelektualiai ir intuityvi tipo pusė, tai aš visada rinksiuosi intuityvę, nes intelektualiai jau tokia duota, kad jau tiesie net stengtis nereikia, žinai, tipo, jinai visada bus, nori tu nenori, žinai, o intuityvę reikia visada kažkaip puoselėti, skatinti, auginti, bla, 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 bla. Ok. Pašnekėjom čia dar prieš tai, kad juokingi tie atvejai būna, kuomet netyčia atrandi, kur gyvenimas mus buvo suvedęs. Tai kaip ir skaitykim, kad mes šiandien pirmą kartą susitikom, bet tai iš tikrųjų būtų melas, dėl to, kad pasirodo 2016 metais mes buvom toj pačioj nedideliai erdvėjai, kaip saliginai nedideliai erdvėjai. Pajūry buvom, surf kempe, pasirodo, net ir tuo pačiu smėliu vaikščiojom ir tenai tuo metu grojo tokia labai faina lietuviška grupė The Independent. Labai faina. Kurių ir kūrinį mes pasiklausysim, Vargonai, žiūrėk, vėl grįžtam į bažnyčią, turim kažkokią tai sielą, vis laiką saulą palaikom. Tai kaip gyvat tie The Independent atsirado tavo gyvenime? Ar tuo metu, ar dar anksčiau, ar kaip čia buvo? Jo, tai, atsiprašau, jie buvo mūsų, kaip ta, žinai, mes suformavom tam tikrą tokią bohemą, tipo, čia tuo metu, Vilniuje bent jau, ir buvo tas grinai rock and roll lifestyle'as absoliutus, žodžiu, ir tas Independent, bet kai matot tos jų koncertus, kažkam sekėsi pamatyti, kaip, pavyzdžiui, ten buvo Preneries, tai jie ten iš viso buvo, ten sudegino tos pačius vargonus ir ten ir gitaras sulaužė, bet nebuvo tiek daug destrukcijos, buvo kiek daug labiau tokio nepažaboto tos energijos, tokios, žinai, tokių kaip,
Nu, tokia, tikrai tokia, aš manau, labai tokia stipri, tokia vos ne žirgų tokių, žinai, ir dėl to bendas panom belenkai patiko. Tai va, tai šitą, ir man jų koncertai irgi labai labai patikdavo, ir mes labai kūrybiškai kažkaip po to susėjom visi, ir nu, kadangi ten, žinai, visi, tas pats Gramantas bosistas, ten visą LMT, Hebra su tais visais aktoriais, žodžiu, ten kas tik nebūdavo pas mus tas įsėliuose. Tai šitam, tai va, o tie vargonai, man atrodo, vienas iš jų toks, nu, man labiausiai gal patinkantis gabalas, aš nežinau, yra gal ir daugiau, bet šitas toks, nu, va, turi tą X-faktorių irgi, apie kurį kalbėjau. Ok, tai pasiklausom čia The Independent vargonai. Labai labai smagiai čia grupė Žistys suskambėjo, kūrinys DVNO, tokie, nu, kur irgi labai labai atpažįsta, kuomet tai yra būtent šitos grupės darbas. Norėjau šiek tiek paįvairinti, žinai, tą tavo grojaraštį ir galvoju, reikia mums šiandien dabar kažkokį šokinį kūrinį įsidėti. Kaipgi jie čia atsirado? Jie atsirado, nes jie yra mano viena iš didžiausių, gal prancūziškų meilių. Ir aš juos myliu, kiek aš galiu be prisiminti save irgi, žinai. Ir aš buvau pirmą kartą jų koncerte Londone ir aš kai pabuvau, ta prasme, ten tie fanai, jie turi tą patį jausmą, kurį tu turi, ir jūs tiesiog ant tiek taškotės, kad man prakaitas visiškai, man nuvalė visą make-upą, visi plaukai peršlapė, žodžiu, ir aš išeinu iš jau tos palapinės ir aš tiesiog apsiverkiau, nes buvo ant tiek nerealu, tarsi ant tiek ištaškė, tobulai viskas sudėliota, taip skoninga, taip gražu, ta scena, tenais, jų ten šviesos tie efektai, kaip jie ten viską padaro, tiesiog du bičiai prie šito dekų, nu, atrodo tiesiog pasakiškai. Ir va dabar, kai tik man pasisekė, prieš mėnesį buvau Miamyje ir tenais buvo jų koncertas irgi. Tai va dabar pasiskė pamatyti dar vieną kartą, tai lygiai taip pat taško, niekas nesikeičia realiai, iš tikrųjų, jie tiesiog nuostabiai varo. Jie galėtų tą patį albumą varyti, tai, man atrodo, va, visą savo likusį gyvenimą, nes aš ir vis tiek pirkčiau, supranti. Ir aš atsimenu, prie mane stovėjo tokia mergina, visą koncertą jinai irgi belenkai šoko ir tada taip atsisuka į mane, taip, jau koncerto pabaigoje ir jin tokia, laiko rankom, ta prasme, savo smilkinius ir taip, I can't believe that we live at the same time as Justice. Čia yra ultimate fano frazė. Jo, jinai buvo visiškai tiek sužvėt ir sės, kad jinai tipo, net nežinojo iš tikrųjų dar to bendo tuo metu, nes, žinai, Miami labai daug latino yra žmonių, community, bendruomenė, ir jie nėra tiek daug klausėsi French kažkokio va, tokio elektroninio muzikos tokios. Ir vis tiek, va, jinai visiškai išsprogo, kaip ir aš sprogau. Ir va, buvo tas toksai, tas tokia, važinai, va, kaip vėl tas pats, gal tas vos nepamatai tą dievą, kur tipo tau, tave taip apima tas žavesys, tas momente, kur tu esi apšalęs, apakęs, neturi žodžių ir tiesiog atsiskirskai ačiū Dievui, kad aš galiu čia pabūti, žinai, vat. Tai jie man suteikė tą momentą Justice ir man atrodo, kad jo, išskirtinis absoliučiai bendas. Vat jie ir Erai man yra tiesiog wow, žinai. Ir plus tas, kad, nu, bet Erai tai man labai patinka, nes jie tokį analoginį garsą daro, tai tas irgi, ir svarstu, kad viskas yra labai, labai skoninga, tas labai cool. Kalbėjom čia dabar trumpai apie tą atgimimą 2000-ųjų pradžios estetikos, vadinkim, ar ne, ir stilius ten tas grįžta, ir Avril Lavigne scena grįžus jau keli metai. Tokia, nu, mes visą laiką ją turbūt prisiminsim kaip kažkokią tai priešginą, neklaužadą, tombojų, bet ir tu buvai šiek tiek tokia vaikystė. Tu čia užsiminiai trupučiuką mums, kai ruošiam anonsą, kad vyšnes kokias tai ten liupdavai. Ai, jo, aš iš negaliu patikėti, kad anksčiau būdavo, žinai, toks dalykas, kai su panom susitari, kad ten lipsi tas medžius, nu, žinai, ten per visus medžius varai ir užlipė, čia buvo Viršuliškėse. Ir aš, nu, mes lipam, renkam, aš žinau, ten vyšnios, trešnios, nežinau kaip jis vadinasi. Ir, žodžiu, antram aukšte yra kažkokia tai bobutė,
Ir jinai žiauriai pyksta, kad mes taip tas vyšnios valgom. Ir jinai ant tiek pyksta, kad net pasiėmė fotiką, tą žinai su juostinį. Jinai mus fotkina ir sako, kad policijai priduos. Aš atsimenu, čia buvo toks epic momentas man, žinai, toks pasijauti, oh my god, tipo, aš dabar iš tikrųjų su berės, žinai. Jis jau policija, nu, žinai, taip pat kai vaikui, čia jau labai rimta, čia, žinai, aš tokia greitai susižiūrėjau visą burną tik, ir tada išvarėm jo. Tai ir sakau, jeigu mes dabar klausysim Avril Lavigne, tai aš kalbėjau, kad kai buvo ten kokie 12 metų, žinai, pradėjau nešioti kaklaraištį į mokyklą, aišku, konversus, ten tokia visiškai būti, žinai, iš sistemos save kaip ir pozicionuoti. Tai girdėjau, kad tu irgi taip darai. Jo, ir ne į vyšnes, bet į obelis lipdavau ir turiu rando net ir nuo to. Tai... O, nu jo. Čia mūsų tos vaibas toksai buvo, 2000-ųjų, kai jau buvai tas prepauglys, tai... Jo, gerai bent jau randai, žinai, kažkokie, tai o ne šitą akį sugedusius. Bet čia, žinai, irgi čia. No shade. Ok, tai Avril Lavigne, žodžiu, buvo dalis ir tavo, ir mano gyvenimo, bet kad ir kokia jinai tam priešgina bebūtų, bet tikrai nuostabi dainų autorė ir viskas ten pas ją buvo puikiai, gražiai ir kūriniai, nu, tarsi ne visi kūriniai tam buvo, žinai, kaip Skater Boy, kurie labai jau ten tokie jo taškė. Jau yra tokie kūriniai kaip, kad I'm with you. Pasiklausom. Aiste, labai čia tavo tokia muzika man yra. Kaip čia taip gaunasi, kad labai taip, vat, nu čia turbūt tas X faktorius, apie kurį tu čia, žinai, vis pamini. Tu pati esi šiaip grojanti gitara ir kuri gitara ir Jimis prisidėjo prie to, kad atsirado kažkokia tai aistra stygoms ar kaip? Jo, absoliučiai, jokios abejonės. Viena, man atrodo, jis prisidėjo gal prie kokių 70% vakarų šitą žmonių, klausytojų, gitaristų, buvusių, nebuvusių, norimų ir man atrodo, jis yra pagrindinis įkvėpėjas visų šitų dalykų. Tai būtent, jo, jis mane tai tikrai labai įkvėpė. Ir jo, kaip pagalvojau, blema, dabar mes ką tik klausėm Avril Lavigne, I'm with you, ir dabar klausom Jimenez. Tai va. Paaiškiai, kaip tai... Bet žinai, bet tave ir fainumas yra visas, nes mes visi užaugom iš esmės klausėmės viso to, ką mes tiesiog patys gaudavom ten jau mūsų karta happy dėl to, kad MTV buvo, Viva TV, ten kažkokie, tai net ir lietuviškasis tas MTV buvo, bet visi iš savo kažkokios tai ten tėvų terpės, iš aplinkinių terpės atsinešam tą skirtingą dar foną. Tai nieko čia, žinai, labai gėdingo, aš manau, kad ir Avril ir Jimmy suskambėjo. Ne, žinai, gėdinga tai tikrai ne, tik tai, kad faina, kad kažkaip, nu, žiauriai skiriasi iš tikrųjų, bet abu yra labai labai gražūs kūriniai ir niekaip, žinai, net nepaneigsi. Iš viso, man atrodo, žinai, yra tas mimsas kažkoks labai toks ganėtinai populiarus, kur... man atrodo, ten ar kažkokie MTV apdovanojimai, ar ten gal net Grammy, aš nežinau, ir taip pastovi hebra šitie kažkokie tai, dabar nepatsimenu tik visų bendų, bet žodžiu, visiškai visų žanrų žmonės, kur žiauriai skiriasi ten nuo ten heavy rocko iki ten hip-hopo, iki visiško popso, ir jie visi kartu stovi nuotraukoj ir kažkaip tas toks kraštutinumas visiškai makes sense. Taip, tuo metu vietos buvo visiškai visom muzikos, nežinau, spalvom. O dabar, man atrodo, jeigu tu pasižiūrėtum labiau ten Grammy fotkas, jeigu sustatytum, tai būtų daug labiau tokio kažkokio vieno bendro garso, tokio, nebūtinai. Kai kurie, pavyzdžiui, žanrai dabar labai nuėjo jau į tokią, nežinau, kaip užribį gal net, žinai. O tada kažkaip mes sugebėjom padaryti taip, kad vis dėlto būtų vietos visiems. Ir ne tik, kad vietos visiems, bet iš kiekvieno žanro tu turėdavai patį geriausią garsą. Ir tu galėtum būti net ne roko fanas, tarkim, bet vis tiek bus kažkoks bendas, kuris jau tokį padarė gabalą, kad tu tiesiog būsi nenormalus, pasakyti, kad čia manęs nevirš, žinai. Jo, tai man tas kažkaip visai toks įstrigęs yra momentas. Aš labai tikiuosi, kad dabar, kadangi mes kalbėjom, kad grįžta tie kažkokie 2000s, gal netgi ir toks dalykas grįž. Atsiprašau, gal, bet žinai, aš prieš kokius gal 5-6 metus aš atsimenu, kai buvau Londone ir buvo visiškai masyvi banga trepo, pavyzdžiui. Ir atrodė, kad viskas jau gyvenime nebegrįžt, nei rokas, nei ten kažkoks, nežinau. Tai muzika, kaip prieš tai buvo, atrodo, jos nebebus, žinai. Ir po truputį, nežinai, atrodo, anksčiau, kai klausydavai trepo, neklausydavai trepo, bet,
ir klausydavai, bet, ta prasme, kai trepas buvo dominuojantis žanras industrijai, tai kažkaip bet koks ten gitarų skambesys skambėdavo vos nesenoviškai, žinai. O visi bijo to, aš nežinau kodėl, žinai. Bet tipo, come on. Food for thought. Jo, žinai, tai, o dabar po truputį jau vėl grįžtam prie to gitarų skambesio ir kažkodėl dabar jau kažkas čia nusprendė, kad čia jau skamba normalu, žinai. Tipo, what? Nu, žodžiu, žiauriai keistai mes čia keičiamės, jo. Ja, bet žinai, gal tame ir yra visas žavesys iš kitos pusės, kad nauja visą laiką yra kažkas tai, kas jau buvo sena, žinai, something old, something blue, something borrowed, something new. Ir mes tam cikle judam ir vis kažką tai naujo savo pridedam ir vėl galim klausytis to. Tu gali sakyti, kad tipo gitaros tuo metu buvo tipo seniena, bet iš tikrųjų tai čia buvo tiesiog labai tolimo future. Ja. Interesting. Aha. Aiste, žinok, labai gaila, bet mūsų ta valandėlė taip ištirpo. Iš tikrųjų, labai tau ačiū, kad tu radai laiko sudėlioti grojaraštį visiškai nuostabų. Aš kaip įprasta vėliau pasidalinsiu ir juo visu. Mūsų pokalbį, jeigu nespėjote kartais išgirsti, galėsite rasti LRT radiotekoje. Dar kartą tau labai dėkoju. Ačiū. Linkiu gražaus vakaro. Visiems klausytojams taip pat ačiū ir mes pasimatysim, susigirdėsim vėl po savaitės įprastų laikų pirmadienį 19 laidoje, kai aš mažas buvau, o paliekam jūs ciklinę kompoziciją, vėl kažkokią tai tokią sakralinę, šiek tiek saulinę muziką atsisveikindamas pagrosim Pastor T.L. Barrett ir The Youth for Christ Choir Nobody Knows. Iki.